Sveiki visi, kaip ir žadėjau, padarysiu video po to, kai sutvarkytas jau vynuogynas. Čia tokia mano vizija, kaip turėtų viskas atrodyti. Tai va, prabėgsim per formas, kurios deri ir pradeda derėti. Čia viskas jau pranormuota mano, video bus įdėta, kaip viską darau. Taip, ir čia yra jubiliejinė Čerkaska. O tai va atrodo. Šiandien Liepos 20 diena, vakaras. Kibirą prilijo per valandą, tai neturiu ką daryti, sakau, reikia padaryti video. Žemė baisiai šlapia, negaliu kultivuoti. Taip. O čia buvo sfinksas. Sfinksas. Čia tropikana, o čia turėtų būti dinka. Šitas vakekis pagal mane. O gal, jo. Šitas. Ir čia va. Bet čia su klaustuku. Dar neaišku, kas čia per formą. Taip. Sekanti bus Džafarkara. Prastokai šiais metais pasirodė. Porą kikyčių čia man išmetė. Bet gerai auga viskas. Kažkokias tai lygos lygtai užpuolė, va lapai pageltonavę. Čia Everestas labai prastai, kaip visada, gal čia va viena kekė tokia normalesnė bus. Aš net nenormavau. Vykas su vėžiu čia pas mane. Su vėžiu vyka, bet gražios kekės ir skanios. Tai va darau čia, apkasiu uglį. Laukiu šaknų, persodinsiu šitą krūmą greičiausiai visą šalinsiu. Taip. Einam toliau. Einam toliau ir čia bus pas mane klubničny. Čia iš Artūro pirkta. Привет, Артур. Это твой клубничный. Полуничный. Taip, čia yra Jupiteris. Jupiteris tokiam stovyje. Čia dar jis nesidažo, net nežinau. Normaliai apkrautas jisai čia pas mane. Viršūnės buvo išsitiesinusios, bet nugenėjau ir va, kaip matosi, užsilenkia viršūnės, tai aš palieku čia porą kekių šiandien nuėmiau. Po trečias kekės kažkur tai, bet ne visur. Taip, čia Butniūno Everestas. Tai pavadintas, nes buvo perisortas pamestinukė. Vienu žodžiu. Čia Danski Zori. Vienas vyrukas iš Baltarusijos labai čia gyrė ją. Tai aš įsigijau ją iš Rasos. Vynininkė Rasa pas mus tokia yra. Tai va. Toliau einam. Taip, čia Vėlisas. Persimpinęs su Polonės 50, šiemet prastai apsidulkino.
Bet RPS užtat labai gerai apsidulkina, tokios kekės. Nu nerealiai. Nerealiai. Tai polonesis funkcionalas, tai užtat aš RPS jam pasodinau, kad draugautų. Iš šitos pusės truputį geriau atrodo. Tai va, taip, einam toliau. Taip, čia Viktoras ilsisi šiemet. Kaip tai prastai, jis šiemet prastai. Sfinksas dar vienas krūmas. Sfinksas jau dažosi. Kai kurios uogytės. Taip, čia irgi tikriausiai. Jo, čia bus Viktoras. Viktoras irgi bus. Sekantis pirvazvanai. Čia va labiau matytis. Pirvazvanai tokie šviesesni lapai. Čia sniežok kontrolinis. Kekė, žiūrėsim, kas čia bus. Ilgai čia pas mane įsisidėjo. Gal nuo 20 metų. Ir lygiai tas pats su Darien. Darien. Irgi kontrolinės kekės. Paliktos. Sekanti bus Krasna planeta. Čia praktiškai ant žemės jos gulė, reiks kažką tai pakloti. Čia va numestos kekės. Truputį atlaisvinau aš, kad nebūtų perkrautos. Toliau čia bus Senė. Senė labai gerai čia derė labai gerai šiais metais. Pirmas toks derlius geras. Žiūrėsim, ar teks paragauti, ar viską nuskanuos paukščiai ir žvėreliai. Čia po 3 kekes buvo. Ant paskutinio ūglio, va čia pusantros palikau. Buvo. Čia va Krasa Balak. Pirkta buvo. Bent jau šaknydyta. Bet aš čia abejoju. Seniai čia jinai pasodinta. Pirmas kontrolinės kekės. Nežinau, žiūrėsiu, kas čia bus. Abejoju, ar čia Krasa Balak. Aha, toliau. Toliau einam Valiok ir Nelson. Gal čia sumelavau kažką tai. Kalabok ir Nelson. Kalabok ir Nelson. Ten apačioje matosi yra viena Nelson kekė, o čia va ir čia va Kalabok. Kalabok. Va. Sekanti bus Zarenis Vitaja. Zarenis Vitaja. O čia bus Valiok. Čia va, kur su juostelėm mėlynom praretintos kekės, o be juostelių bus nepraretintos. Ir tada žiūrėsim rudenį, kaip čia bus. Va. Čia matosi uogų primėtyta, tai čia retinau aš. Šiaip tai reikėtų 50% jų iškarpyti pagal idėją, nes labai spaudžia vieną kitą uogą. Izjuminkas sekantis. Krūmas. Čia Božena. Nerealiai gražios uogos.
žalios, bet nerealiai gražios, kai sunoksta, sustambėja. Taip, čia pas mane Maša. Maša pernai buvo kontrolinis derlius, bet buvo suvalgytas. Čia Rembo. Rembo, labai augus. Čia per 2 savaitės gal po 1,5 metro užaugo. O, Rembo. Tai va. Va, taip atrodo sutvarkyta viskas. Čia tik tai negaliu prafrazuoti tarpueilių, nes baisiai šlapia. Einam toliau. Taip, čia dabar ajuta. Ajuta tokiam stovi, jinai ultrikas, bet dar net nesispalvino, nežinau kodėl. Ai, šitos eilės buvo atidengtos mėnesių vėliau. Į tunelius, ta prasme, sudėtos. Tai gal už to truputį vėluoja. Taina Manacha čia eina toliau. Taina Manacha, labai skanios uogos. Su muskatu. O čia kažkokios tai dar irgi įsipynė. Ir nežinau, reiks pasižiūrėti, kaip pradės nokti. Čia Salomija. Salomija tai čia Vėlės, Garold ir Salomija, jie yra broliai. Vienas selekcininko, čia tų pačių tėvų. Čia Krasavčik. Na, tokios kekės pernai labai buvo įspūdingas. Bet viskas buvo suvalgyta, tai net neparagavau. Čia Arni. Arni irgi labai skanios. Taip atrodo. Arni sekanti Rudik ir Tulpan. Tos apvalios tai čia bus Rudik, o šitos pailgos Tulpan. Sekantis Zenitas bus. Zenitas. Ir toliau Prima Ukraina. Prima Ukraina visi girdėję. Irgi funkcionalas. Prastai apsidulkino, jį gal reikia į centrą sodinti eilių. Nu, pažiūrėsim, kaip jis čia jausis. Kaip jisai čia jausis. Ką, einam toliau žiūrim. Rumeika. Rumeika čia kažkokį cholerą pagavo pavasarį. Lapai negražus susiraukšlė, bet paskui viskas gerai. Auga kaip turi būti. Rumeika, Čorna Izjuminka. Čia gal truputį perkrauta, bet sparčiai auga, tai palieku. Čia šitą eilę visą sodinta tą pačią dieną, tą pačią valandą. Bet va, pas kažką tai vienas tik tai
uglis, kitur krūmas, serbentų. A kitos va taip va dera. Va, prašau. Vystosi kaip. Va. Viskas tą pačią valandą sodinta. Ir čia mes turėsim basantį. Čia Katrin ar Katrin. Čia be nieko, ten kažkur tai palikau ant posūnio, gal kas tai bus. O gal ir nieko nebus, nes ant posūnio, kaip taisyklė, Lietuvoje nieks nesunoksta. Taip. Pereinam į kitą eilę. Taip, čia izumlienė, pirmas krūmelis. Galų gale po ilgų metų čia davė kažką tai, žirnius kažkokius tai. Nežinau, kaip čia bus su ja, ką čia darysim. Atseit 32 išlaiko, tai leisiu aš ją ant šito, ant šitų stulpų. Ir kad dėrėtų, nenuiminėjant. Čia blistieši. Blistieši irgi nelabai apkrautas, tai ant augaus ūglio palikau porą kekių. Žiūrėsim, kas čia bus. Šaraduva. Pažiūrim. Va, čia. Irgi ultrikas, bet dar nesispalvina. O, čia kažkas tai ant ūso prisikabinęs. Energodar pasirodo. Turiu užsirašęs Energodar. Taip, visos kitos tuščios. Kol kas tuščios. Taip, toliau žiūrim. Čia Blehameris. Irgi kaip eilė metų iš eilės blogai kažkaip apsidulkinama. Tai tokius kekės lygtai ir didelės turėtų būti viską. Ir uogos, nežinau. Nežinau, kaip čia su juo bus. Bet uogos tai skanios. Ir augus, beprotiškai. Beprotiškai augus, va kokie. Ūgliai čia pasi. Jėzus Marija, po 2 centimetrus. Va, nukirpta viskas jau. Taip, šitas šviesus krūmas tai bus rozaranija. Čia 2 spalvų uogos, man tokios patinka. Bet irgi prastai apsidulkinę, matosi. Bet čia pirmas kontrolinis derlius. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau. Aha, čia pametį učitelė. Iš kitos pusės labai gražius kekės, aš prieisiu, parodysiu. Ai, va čia neįsiu. Va, prašau. Ta apvaliom uogom, apvalesnėm, tai yra pametį učitelė, o šitą tai yra Garoldas. O čia irgi dar matosi pametį učitelė tarp lapų. Prašau. Super. Taip, čia Katiuša. Katiuša irgi su kontroliniam uogom, kekėm. Ten matosi toliau. Čia spalvinasi kosmonautas jau. Kiekytės mažos, bet jis visada būna pirmūnas.
Pirmūnas buvo, nu, būna ir taip toliau. Ranėje Nadežda, va čia va pas mane bus va šitas va krūmelis. Šitas va uogas. Va čia kalifornietiška špalėra pas mane va taip atrodo. Iš anos pusės dar parodysiu. Man atrodo, čia labai geras variantas. Vynuogėm, kiti sako, ne, saulės negauna. Nors čia tau pasakiau, saulės negauna. Visą dieną saulė, nuo ryto iki vakaro. Viskas apšviesta, posūnių karpyti nereikia, nieko daryti nereikia. Vėliau jau aišku, kai čia išlipa į tą raidę. Tai va. Čia pas mane bus lazūr. Lazūr bus. Irgi kontrolinės. Čia čorny kliuvik. Čia ne pirmam video. O šitas va kekis. Bet čia vėlai sunoksta. Šilsnamį geriau būtų jį. Arba apsaugot nuo paukščių ir laikyti iki vėlumos, o paskui saugojimai turėtų būti gerosios. Čia Bruno. Bruno irgi ultrikas, bet dar anksti jam. Anksti. Taip, čia Silva. Silva čia tos gražiosios. Va dar. Žiedinį radau vieną, kitą. Nepastebėjau, reikia išskinti. Taip, čia Zolotąja karalieva. Pirmą kartą prastai apsidulkinus. Yra pora kikyčių normalių, bet šiaip tai labai tragiškai atrodo. Va, prašau. Tragedija. Tragedija. Čia ant paskutinio ūglio normalios kekės. Palikau dėsi. Nors uglys yra nelabai didelis. O kiti jie čia kai išprotėję auga, nežinau, ir taip prastai apsidulkino. Gal kad per daug auga. Energija kitur išeikvojo. Taip. Čia dabar tulpan, vėl tulpan. Bus tulpan. Tulpanų, čia va šitos pailgos, tai bus tulpanų, tos bus Ilona. Šitas bus Ilona. O taip. O pasižiūrim, kaip čia iš tos pusės atrodo. O, kaip gražu. Pagalius sudėjau, nes net laiko mano konstrukcijos. Kitais metais reiks viską perdaryti. Patobulinti. Patobulinti reiks. Einam toliau. Čia Atos pas mane irgi kontrolinis derėjimas. Atos Mont Blanc. Mont Blanc geros kekės, matosi. Rombikas jau pradeda dažytis.
Ir va čia va lastička. Čia va lastičkos kekė, o čia va rombikas dažėsi. Taip, čia mes tuščia. Bliuzas. Bliuzas kontrolinis derlius. Pirmą kartą čia aš matau tas kekes, bet man labai patinka. Įspūdingai atrodo. Čia va dinka turėtų būti. Man su tom dinkam nelabai čia sekasi. Painiojusi aš čia su juo. Ir ten, lyg tai dinka, lyg tai nedinka. Žiūrėsim. O čia dauga. Uogytės jau minkštos. Čia kažkada tai ragavau. Jo, minkštos, bet cukraus dar nėra. Cukraus dar nėra. Tai va taip. Žulytį reiks nusipjauti. Ir rytoj pasakyti viso gero vynuogynai. Einam toliau. Taip, čia va. O, čia prieš saulę nesimato. Ivanausko rastinukė. O, kaip auga. O, tai kekės. Čia Kalugino alfa. Čia malčik-spalčik. Mažytė kekytė kontrolinė. Čia va neviesta. Nuotaka. Nežinau, iš kelinto karto čia man gavosi ją prisijaukinti. Yra kelios kontrolinės kekytės. Čia Helena. Ir Dneprovskis suvenir. Va, čia tai kekės geras. Svarbu, kad sunoktų. Čia pas mane truputį aukščiau, tai tikėsimės, kad sunoks. Nes senam pagrindinė vynuogynė, tai ten labai jau šlapia. Pavasarį tai kol išdžiūsta, kol sušyla žemė. O, kareivėliai stovi. Taip, čia Silver. Silver prastokai apsidulkino. Bet ne viskas čia, tai pavyzdžiui, normali kekė. Bet labai žemai tai bus suvalgyta. Žvėrelių. Taip, o čia Arkadija. Labai čia daug buvo tų kekių. Nusibodo man jas čia kirpti. Arkadija, toliau. Kažkur tai čia turi būti karnavalas. Bet aš jo nelabai dabar matau. Kur čia tas karnavalas. Nes čia yra Arkadija, matau. Čorny kristal. Ai, va čia va kekytė. Šita vat. Pailga, tai čia bus karnavalas. 100%. Nu, žiūrėsim, kai sunoksim, raudonų tokia. Skiriasi iš kitų. Čia kristalas bus, kristalas. Čia irgi kristalas. Beševski. Čia Beševski. Kekytė. Šita va. Šita. Greičiausiai šita. Ne, šita ateina iš Čorny kristal pusės. Ten viduj matosi dar viena. Taip, čia Sentinel.
kišmišas. Irgi pas vienus labai saugo, pas mane ne uogos, sakau. Lazdos storos. Lazdos baisiai storos, bet kad augtų smarkiai, tai nepasakysiu. Taip. Čia dar vienas vėlės krūmas. Čia Dominikas, va, kaip gerai spalvinasi. O, prašau. Liepos 20 aš apakęs. Čia kišmišjase. Mėginu lauke. Taip, o čia dvi veislės kartu susodintos. Tai bus Paryžanka ir Ogninė. Paryžanka ir Ogninė. Čia va šita tai bus Paryžanka, o kuris čia bus Ogninė, tai bus vėliau matyti tikriausiai, va čia va Ogninė bus. Tai va tiek norėjau parodyti šį kartą. Tai va turi vynuogynas atrodyti. Labai svarbu, kad būtų tarpueiliai juoda žemė, kad būtų, kad šiltų šaknis, nes kitaip tai lauke nieko gero. Nieko gero. Tai va tiek žinių iš šimtmečio vynuogyno. Susitiksim jau kitą kartą, kai ragausim, jeigu kas nors liks nuo kiaunių, barsukų ir špokų. Va taip. Iki malonaus.